Aš esu Ksavera Vaištarienė, sveikos gyvensenos propaguotoja. Pati 30 metų einu tuo keliu. Esu vegetarė, vegetarų draugijos pirmininkė. 20 metų pati kūriau tą organizaciją ir dar kol kas vadovauju iki šiol. Ir nuolat dalyvauju visose priemonėse Sveikuolių sąjungos. Čia Kepenės yra pirmininkas. Tai kartu su juo ten kūrėm šitą sąjungą. Prieš daugiau 20 gal vieni jau metai yra tai sąjungai. Ir jai priklausiau, esu garbės narė. Vidūno draugijos garbės narė. Lietuvos veiklios ilgamžystės akademijos narė, su medikais turiu ten reikalą. Susirenkam vieną kartą per mėnesį. Taip, kad veiklos užtenka be galo daug. Stengiuosi visur dalyvauti, nenuleisti rankų, nes žmonių sveikata labai smunka žemyn. Tame tarp ir sportininkų. Makrobiotikos tėvas Žoržas Ozava duoda sveikatos testą iš 7 punktų, bet absoliučiai sveikų žmonių pasaulyje nėra. Kažkas pas juos tenai sviruoja, negaluoja ten, kažkas, žodžiu, tikrai aš tokių nesu sutikusi. Aš ir save nelaikau sveika, bet tik artėju prie to tikslo, nors man yra 80 metų, bet aš vis tiek artėju prie tobulos sveikatos. Taip ir visi turi artėti prie ko tobulesnės sveikatos. Dabar aš noriu parodyti dvi rūšis obuolių. Jūs pamatysit, kas čia darosi. Reiškia, čia yra iš kaimo tokie obuoliukai. Kiek jie dabar rodys, jau jie pastovėja, jau jie, kai švieži, daugiau rodo. Tai jie rodys teigiamai. Reiškia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Visai geri. Nesuvytė net. O šitas reiškia Klaipėdoj, kai aš ten paskaičiau paskaitą, man padovanojo visą tokį maišą tų visokių vaisių. Pridėta ir 2 tokie obuoliai buvo įdėti. Bet čia jau prieš 2 mėnesius. Prieš 2 mėnesius. Specialiai juos laikau, žodžiu, parodyti. Jo, prieš 2 mėnesius gražus, blizgantis. Ne? Taip. Tai gal pliusą rodys -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Parduotuvėse jų pilna.